Šveidį ir šiame video aš jums supažinsiu su nauja persikas.com platforma. Tai labai džiaugiuosi registravęs į šią platformą, tai gavau individualų mitybos planą pagal užpildytus savo platformoje duomenis ir gavau tai, kad man reikia suvalgyti per dieną 2700 kalorijų ir tam tikrą maistinių medžiagų kiekį ir gavau sekmadieniui ir tarkime dar ateinančiam mėnesiui individualų mitybos planą. Tai kaip viskas atrodo, tai sekmadienį matau, kad pusryčiams turiu valgyti sumuštinius su avokado ir kiaušiniais, užkandžiams mangus, pietums ryžius su kiaušiniais, sūriais ir pomidoru, užkandžiai obuolius, tada vakarieniai makaronų su parmezano sūriu. Ir man visi šie receptai labai patinka ir nereikia sukti galvos, ką aš gaminsiu. Šiandien tiesiog turiu pasigaminti pagal planą, suvalgyti ir sėkmingai siekti savo išsikeltą tikslą, kuris dabar yra svorio palaikymas. Bet taip pat matau, kad jeigu man nepatiks kažkoks receptas, aš visą laiką galėsiu pakeisti vieną receptų kitu, tai nueinu į mitybos planuotoją ir tada matau, gerai, sekmadienio meniu aš galiu pakeisti tiek pusryčius, pietus, vakarienę ir užkandžius. Pirmadienį taip pat tai galiu padaryti. Tai pavyzdžiui, pirmadienį aš nenorėsiu valgyti sumuštinių pusryčiams, aš labai lengvai galiu pakeisti patiekalą kitu ir pasirinkti iš patiekalų sąrašo. Tai aš tada pusryčiams norėsiu valgyti varškės kremą su bananais. Ir aš pasirenku ir matau, kad mano jau patiekalas pasikeitė ir aš tada kitą dieną galiu valgyti vietoj sumuštinio būtent desertą. Ir taip pasikeisti visus patiekalus pagal tai, ką aš noriu valgyti. Ir tada, kad viskas dar lengviau būtų, man yra sudarytas pirkinių sąrašas. Aš galiu čia pasirinkti, kurias dienas noriu valgyti ir kelioms dienoms nusipirkti produktus, tam, kad galėčiau pasigaminti patiekalą iš būtent tų ingredientų, kurių reikia. Ir aš pasirinku, kad aš noriu 5 dienoms nusipirkti tų ingredientų. Ir tada aš čia žiūriu, ką man reikės nusipirkti. Tai aš čia galiu žymėti, kad, pavyzdžiui, turiu bazilikų, druskos, mėgstamų pipirų, visko namuose, tada ten turiu sulčių, taip toliau, ir man dar papildomai reikės parduotuvėje įsigyti tų. Ir nuėjus į parduotuvę, aš galėsiu žymėti, kad įsigijau makaronų, džiovintų mangų, tai, tarkim, nueinu rytoj arba šiandien į parduotuvę ir pažymiu gerai, pasiėmu ten 2 svogūnus, pasiėmu džiovintų razinų, datulių, grikių, užžymiu, išsaugoju, einu prie kito kažkokio ingrediento, jį taip pat susirandu parduotuvę ir viskas. Viskas taip labai paprasta ir man tiesiog reikia užsiregistruoti platformą ir naudotis šią platformą labai lengvai. O jeigu aš noriu dar papildomą palaikymą, žinių, prisijungiu prie Facebook grupės, kurie dalinasi žmonės savo pasiekimais, patarimais, vyksta laivai ir viskas taip, kad visas mitybos planavimas būtų žymiai lengvesnis. Ačiū, kad išklausėte video. Jeigu norite prisijungti prie šios platformos, komentuokite, noriu prisijungti prie platformos ir atsiųsiu jums papildomą informaciją. Kol kas naudojimas platformai yra labai pigus ir stengiamės šį produktą padaryti geriausią Lietuvoje. Ačiū ir iki greito.